Verslo idėjos įgarsytas straipsnis. Techninių analitikų mokytojas Tomas Dulkys. Didžiausia investitorių klaida – noras praturtėti, o ne tapti šios srities profesionalu. Kriptovaliutos akcijų prekyba rinkoje, spekuliavimas, investavimas – vieniems šios temos atrodo nepažįstamos ir sunkiai perprantamos, o kiti sukaupė tiek žinių, kad gali tapti mokytojais. Tomas Dulkys būtent tokiu ir tapo. Investavimas visiems. LT įkūrėjas moko žmonės, kaip prekiauti forex, kriptovaliutų, žaliavų, akcijų rinkose. Paprasčiau tariant, ruošia techninius analitikus. Kaip sako pats Tomas, jis moko analizuoti grafikus ir priimti sprendimus. Pats rinkoje prekiauti pradėjęs 2011 metais, šios srities ekspertas kalba ne tik apie analitiką, bet ir apie psichologiją. Užsiimate forex prekybą. Kas tai yra? Tai yra valiutų rinka. Sakykime dolerio ir euro rinka, santykis. Kokia yra kaina šiuo metu, jeigu norim keisti eurus į dolerius, tai visas keitimo procesas. Sakykime, tu eini į banką keisti eurus į dolerius, tu jau dalyvauji forex rinkoje. Kad vestumėte mokymus, pirmiausia turėjote pats visko išmokti. Nuo ko prasidėjo jūsų istorija? Iš ko jūs mokėtės, sėmėtės patirties? Aš asmeniškai pradėjau nuo 2011 metų ir pradėjau dėl to, kad labai patiko. Pamačiau, kad galima greitai ir lengvai uždirbti pinigus, bet buvo nesėkminga mano prekyba. Aš nežinojau, ką daryti tose rinkose, neturėjau patirties, neturėjau supratimo, žiūrėdavau į skaičiukus, matydavau, kas ten vyksta, bet nežinodavau, ar įeiti į rinką, kada išeiti. Neturėdavau stopų, neturėdavau taikinių, išvis praktiškai nieko nežinojau, tiesiog tai dariau. Paskui praėjus apie 6 metams po tos prekybos, po bandymo, supratau, kad reikia pagaliau eiti mokytis. Iškėliau rankas, pasidaviau, nugalėjau savo ego, kad aš galiu viską išmokti pats. Ir taip susiradau savo mokytojus. Tai buvo 3 mokytojai, vienas Londone, kiti 2 buvo iš Amerikos. Vienas mano mokytojas dalyvavo tokiuose kaip ir varžybose, iššūkyje. Per 3 mėnesius investavęs 250 000 uždirbo iki milijono. Apie jį rašė net Times. Teko skristi pas jį į Angliją bendrauti. Tokie buvo tie mano mokslai. Ko dažniausiai mokote pradedančiuosius? Nuo ko reikėtų pradėti investavimą? Kokį startą turėti? Galbūt kokių klaidų reikėtų nedaryti. Daugelis žmonių pradeda eiti mokytis dėl to, kad susižavi, kad labai lengvai ir greitai galima uždirbti. Bet taip pat daugelis nesupranta, kad tai veda prie to, kad tu trypčiosi vietoje, prarasi pinigus. Ko nedaryti? Pirma, nebandyti išvis. Na, gali pabandyti, pažiūrėti, kas tai yra, bet neprekiauti. Jeigu spekuliuojant. Norint investuoti, daugelis vadovaujasi ne techninė dalimi, o fundamentalė apie naujienas. Tai aš sakau, kodėl jūs nežiūrite techninės dalies. Tai yra labai svarbu. Tai pirma siūlyčiau išmokti techninę dalį ir tada žiūrėti fundamentalus. Paminėčiau, kad žmogus turi būti atsakingas. Ir nepulti stačia galva, nes dažniausiai užpuola emocijos ir pradeda emocionaliai priiminėti sprendimus, neturėdamas taisyklių, pinigų valdymo sistemos, o kai to nėra, žmogus tiesiog praranda pinigus. Nerekomenduoju eiti netandemo, nes žmogus be žinių susikuria blogus įpročius, kurie trukdo spekuliuoti ateityje, tada vėliau tenka jų atsikratyti. Tai yra pakankamai sunku. Nuo ko pradėti, kokį kapitalą turėti? Realiai nesiūlyčiau išvis jokio kapitalo pradžiai. Siūlau išmokti išlavinti pastabumą, perprasti sistemas ar techninę dalį. Jeigu tu mokaisi būti techniniu analitiku kaip aš, tai rekomenduoju išmokti braižyti. Kuo dažniau daryti tą patį per tą patį, pradžioje struktūras identifikuoti, trendo judėjimus, pasipriešinimo suportų lygius, sakykime, jeigu mes žiūrime iš techninės pusės. O tada jau kai išlavinti tą pastabumą, turi taisyklės, turi prekybos planą, verslo planą, tada jau siūlome ir sakome, įdėk kokį 100 eurų ir pritaikyk visą tai, ką tu išmokai ir tik po kažkurio laiko siūlome jau dėti kažkokį didesnį kapitalą.
Tai būtų 1000 ar 100 000, jokio skirtumo, bet pirmą reikia tokį mažą žingsnį padaryti, neskubėti. Bet daugelis skuba ir nori greitai uždirbti, baigus kursus iškart sako, aš jau noriu, baigiau kursus, aš jau turėčiau uždirbti. Bet, dėja, ne. Pas mus yra tokie 4 laipteliai. Išmokti ir taikyti viską, ką išmokot, susitvarkyti psichologiją. Ir tada, kai susitvarkai psichologiją, atsiranda tavo prekybos stilius, pagal kurį tu prekiauji ir investuoji. Kiek laiko trunka tokie mokslai, kada jau žmogus gali sakyti, kad yra pasiruošęs? Kokių būdo savybių turi turėti? Turbūt reikia šalto mąstymo, ar ne? Kai ateina į rinką, žmonės būna labai emocionalūs, nori greitai ir daug, nes žino, kad gali greitai uždirbti. Jie jau svajoja, kaip nusipirktų viską, kaip turėtų, bet tai yra klaidingas mąstymas. Aš ir mokinių per stovyklą klausiu, kodėl jie čia ateina. Dažniausias atsakymas: noriu greičiau mesti darbą, noriu finansinės nepriklausomybės, noriu uždirbti pinigų. Bet sakau, jūs nepasakėte vieno pagrindinių dalykų. Nepasakėte, kad norite tapti specialistais tos srities, dėl to ta koncentracija yra į pinigus. Dėl to žmonės juos ir praranda, būdami labai emocionalūs. Mokslai visiems trunka skirtingai. Gal jeigu imlus žmogus, tai kokie 3 ar 4 mėnesiai, kitiems užtrunka metai, kitiems pusmetis, kitiems 1,5 metų. Čia turėtų žmogus būti atsidavęs, pasiruošęs skirti daug savo laiko, tada ir rezultatas greitesnis. Ar ši jūsų rinka yra konkurencinga? Na, pavyzdžiui, atsiradę nauji žaidėjai rinkoje jums yra konkurentai. Ar jie yra tokia beribė, kad jums nesvarbu konkurencija ir kiekvienas daro savo darbą? Nėra svarbu, nes kiekvienas moko pagal savo principą, pagal savo sistemas, tų sistemų įvairiausių yra tiek investavimo, tiek analizavimo, tiek apskritai medžiagos pateikimo. Pas mus yra vienaip, pas kitus yra kitaip. Viskas priklauso nuo pačio mokytojo, koks jis yra. Jeigu jis pateikia savo tą informaciją, kurią jis moka ir pagal kurią pats prekiauja, tai pas jį žmonės ir ateis, o jeigu jis pateikia paviršutiniškai, žmonės atsirenka ir nebeteina. Ar rinka yra sparčiai besikeičianti? Ar jums pačiam reikia kaskart mokytis kažkokių naujovių? Nereikia, laikausi to paties principo, žiūriu techninę analizę. Daugiau gal reikėtų tiems žmonėms, kurie užsiiminėja fundamentaliką, ten jiems daugiau reikia domėtis apie kiekvieną akciją, į kurį jie nori investuoti. Ar šita jūsų rinka yra perspektyvi? Tie, kas nori dabar pradėti, sulauks perspektyvos ateityje? Jeigu žiūrėti iš žmogiškosios pusės, ką tu gauni, kai mokaisi, tu susiduri su visais savo velniais. Kaip sakau, pasidarai didelį egzorcizmą. Išanalizuoji save, kas tu per žmogus būdamas tose rinkose. Tu pamatai, kiek yra pas tave problemų, kurios atsiranda investuojant ar prekiaujant ir tu realiai ugdai save. Tai taip, rinka perspektyvi, tuo pačiu duoda žmogui galimybės užsidirbti kiek kitų būdų. Visi yra pripratę dirbti paprastą darbą, bijo eiti į tas rinkas, bet šiaip yra labai perspektyvu. Žiūrint iš dabartinių mano mokinių, kurie jau baigė mokymus ir prekiauja, matyti, kad jie gali jau nusipirkti kažką, sau leisti gyventi iš to. Žaidžiant akcijų biržose, ar jūsų veikloje yra stabilios pajamos? Tikriausiai svyruoja mėnesio, metų biudžetas? Aišku, svyruoja, nes vieną mėnesį gali būti taip, kitą mėnesį gali būti daugiau ar mažiau. Yra sunku nuspėti ir pasakyti, kiek tu gali uždirbti. Aišku, viskas priklauso nuo tavo kapitalo dydžio. Jeigu tu prekiauji, sakykime, su 1000 ar 2000, tavo uždarbis bus mažesnis, bet jeigu prekiauji su 10, 20 ar 50 tūkstančių eurų, uždarbis jau kitoks. Jaunimas dabar nori kuo greičiau praturtėti, iki 30 metų sukaupti kapitalą ir ilsėtis, keliauti. Jūsų sritis yra viena tokių, kur įmanoma greitai praturtėti. Ar jaunimui ji labai rizikinga? Jaunas žmogus dažnai nepamatuoja įvairių rizikų. Nemanau, kad tai yra blogai. Kuo anksčiau pradeda eiti, tuo greičiau pažįsta save, tuo greičiau susiduria su rizikomis, supranta praradimus.
Bet jeigu jaunuolis ateina į rinką vien dėl to, kad pamatė, kad uždirba kiti arba galima per savaitę investavus 100 eurų uždirbti 3000 eurų, tai jau jis paklius į praradimus. Bus tarp tų 95 procentai prekiautojų, kurie praranda savo pinigus. Ir čia net nesvarbus amžius, gali būti ir 50. Ar rizika prarasti pinigus ir padaryti klaidų išlieka netapus profesionalu? Taip, ta rizika visą laiką išlieka ir jokio skirtumo, kokio tu lygio profesionalas esi. Labai svarbu, kaip tu išgyveni tuos praradimus. Svarbiausia yra išgyventi paprastai šaltai, nekreipti per daug dėmesio, nes tai normalu. Bet tu turi žinoti, ką darai, jeigu nežinai, tada bus labai skaudu psichologiškai, emociškai.